7. Naują savaitę jums lepinti malonesnė šiluma. Bus vietovių, kur temperatūra pasieks 17–18 laipsnių šilumos. Antradienio naktis prognozuojama rami, sausa ir mažai debesuota. Temperatūra beveik visur bus silpnai teigiama, nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Diena numatoma debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai negausiai palis. Oras sušils iki 12–17 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį debesuotumas menks, o dieną šiek tiek padidės, tačiau lietaus tikimybė išliks maža. Temperatūra naktį svyruos tarp 1 laipsnio šalčio ir 4 laipsnių šilumos, o dieną kils net iki 13–18 laipsnių. Ketvirtadienį debesys tankės, bet bus ir pragiedrulių, kai kur truputį palis. Naktį ir vėl temperatūra pasiskirstys nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, o dieną sieks 12–17, vietomis šils mažiau iki 9–11 laipsnių. Labai panašus orai prognozuojami ir penktadienį, bus ir debesų ir pragiedrulių, šiek tiek palynos tik pavienėse vietovėse. Naktį atvės iki 0–5 laipsnių šilumos, o dieną vėl kils iki 12–17, kai kur bus truputį vėsiau, 9–11 laipsnių šilumos. Pokyčių nedaug numatoma ir savaitgalį, vyraus sausi orai, keli lašai kai kur iškris nebent šeštadienį, bus truputį šilčiau. Artimiausią naktį mažai debesuota, kritulių tikimybė nedidelė, bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, sušils iki 10–15 laipsnių.